Sveiki visi dar kartą. Na ką, šiandien pavakarojom dar ir padarėm sraigtą jėgainiai. Pabaigėm flanšą, nugruntavom flanšą, padarėm koką. Kaip sakiau, čia įsikiša mentės, įsisuka varžtas ir dar papildomai su šaiba, su kontroveržlė užsiverš varžtas, kad neatsisuktų. Ir ten dar yra kiaurai skylės. Kai atstatysim kampus, pragręšim pro mentės vamzdį, kiaurai per flanšą, žodžiu. Va, išlys čia kontrovaržtas, žodžiu, kad mentė nepabėgtų nei kampas, nei išliektų visai laukų mentė. Žodžiu, sraigtas 280 gaunasi. Žodžiu, liko smulkmenas, kapotas, angaliukus uždėti blokelį valdymo uodegos, pravest laidus, sujungti. Ir dar pagrindinis darbas dabar nudažyti sraigtą ir išbalansuoti. Ir gavosi tokia jėgainė. Jėgainės ilgis galim pamatuoti, bet turėtų būti kažkas apie 2 metrus. Na, 2,5 m. Jėgainės ilgis, sraigtas 280, tai pats tas gaunasi. Generatorius, kaip aš deklaruoju, 1,5 kW. Žodžiu, automatinė uodega su distanciniu nusisuks. Tokia jėgainėlė. Jau atiduosim žmogui. Šiandien biškį pavakarojom ir dabaiginėjom. Šią savaitę pabaigsim ir iškeliaus berods į Šiaulius, kažkur į tą pusę. Kągi. Tokia jėgainė. Kai pabaigsim visai iki galo, išnešim į lauką, bus nudažytas sraigtas, viskas surinkta pilnumoj, dar padarysiu video.